pakankamai didelė 12 uždavinio sąlyga, dėl to truputėlį susidėliojau, kad man būtų patogiau. Pirmasis klausimas, kuriame taške grafikas kerta OX ašį. Taškas štai čia. Tik tais reikia pasakyti šito taško koordinates. Na, ką mes žinom apie šitą tašką, tai tikrai žinome, jog Y čia yra 0. Na ir kadangi Y yra 0, mes gauname spręsti štai tokią lygybę. 0 lygų LGX. Kitaip tariant, X yra ne kas kita kaip 10 pakelta nuliniu arba, kitaip tariant, vienetas. Gavome vienetą, taško koordinatės yra 1, 0. Pirmoji užduotis įveikta, keliaujam prie antrosios. Remdamiesi grafiku nustatykite, su kuriomis x reikšmėmis funkcija įgyja teigiamas reikšmės. Kaip jau sakiau, x šiandien yra vienetas, na, o teigiamos reikšmės, teigiamas y yra įgyjamas štai šitoje dalyje, nes čia y yra teigiamas, pavyzdžiui, 1, 2 ir taip toliau. Kadangi y šiandien yra teigiamas, tai teigiamos reikšmės yra įgyjamos tuomet, kai x yra didesnis, na, galbūt net lygus 1. Kai lygus 1, tuomet mes turim tašką 0. 0 kaip ir teigiamas skaičius, dėl to jį įskaito. Taip, kad antroji užduoties dalis įveikta. Toliau, žinoma, kad štai šitie 3 skaičiai eina paeiliui. Visų pirma, reikėtų išsiaiškinti, kam yra lygus skaičius LG1 dalinta iš 10. LG, kaip žinome, yra logaritmas pagrindo 10, na ir mūsų klausia šitas užrašas, kokiu laipsniu reikia pakelti 10, kad gautume vienetą padalintą iš 10. Galbūt truputėlį paprasčiau žiūrėti šitą uždavinį štai šitaip, na ir dabar jau aišku, kad būtent -1 pakėlus 10 mes gauname 1/10. Taip, kad vienas iš tų skaičių yra -1 ir reikia dabar pasakyti dar porą skaičių, kurie yra šonuose. Kadangi šitie skaičiai eina paeiliui, tai aišku, jog čia yra -2, o čia 0. Trečioji užduotis įveikta, keliaujam prie ketvirtosios. Mums reikia išspręsti lygtį. Norėdami išspręsti šitą lygtį, žinome, turėsime truputėlį ją pertvarkyti ir į trejetą mes galime žiūrėti ne kaip į trejetą, aš truputėlį pratęsiu šitą lygybę, o mes į trejetą galime žiūrėti kaip į logaritmą štai tokį. Taip kad 2x plus 2 yra ne kas kita kaip 10 kubų. Perkeliam dvejetą ir gauname, kad 2x yra lygus 1000 minus 2, kitaip tariant, 998. Belieka viską padalinti iš 2, daliname iš 2 ir ką mes gaunam? 9 daliname iš 2 gaunam 45, dėl to rašom 4. 9 dalinam iš 2 vėl gaunam 45. Taip, kad čia yra 9, na ir čia turėtume rašyti 5 ir 8 dalinam iš 2 gaunam 4, gaunam 9. Kad nors papasakos truputėlį apie greitą skaičiavimą, tačiau atsakymas 499.